ajurveda, akupunktūra, apiterapija, delfinų terapija, endobiogenika, fitoterapija, hipoterapija, hirodoterapija, kaniterapija, kūno aromaterapija. Tai papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros mokymų programos, kurias baigus Klaipėdos universiteto tęstinių studijų centre galėsi ir gebėsi vykdyti licencijuotas sveikatos priežiūros paslaugas. Programuose gali dalyvauti asmenys įgyję aukštą išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą. Mokymai trunka iki 1 metų, o jų forma itin lanksti. Vyksta mišriu būdu kontaktinį mokymąsi derinant su nuotoliniu. Baigus pasirinktą mokymų programą, išduodamas mokymų pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad klausytojas įgijo teisę vykdyti licencijuojamą papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros veiklą. Atraskite senovės išmintį ir šiuolaikinės technikas, kurios padės jums rūpintis savo ir kitų sveikata.